Pirmieji Vermachto kariai prasiskverbė į Rusijos teritoriją dar nepaskelbus karo. Supami turkių važiuojame pirmyn savo šarvuotą techniką. Mes Rusijoje. Čia nėra nei kelių, nei asfalto. Tos riebios geltonos ir raudonos dulkės yra siaubingos. Jos skverbėsi visur, į akis, į šnerves, į burną. Šie vyrai nužygiuoja po 50 km per dieną. Ir taip nuo 1939 rugsėjo 1. Sveiki gyvi! Šiandien tokia visiškai randominė diena. Randominė tai reiškiasi, kaip reiškiasi, reikia pagalvoti kaip čia. Nu va, tokia visiškai netikėta diena. Bandom surasti kažkokį silpną signalą, bent minimalų, ir pasitikrinti, ką jis reiškia iš tikrųjų, prasikasant pilnumoj ir tą signalą surandant. Nes kitą kartą iš tiesų tai surandi tokius signalus labai silpnus. Ir ieškodamas gerų radinių tiesiog praeini tą silpną signalą. Bet jis nereiškia prasto radinio. Kartais jisai reiškia, kad tai yra tiesiog giliai pasislėpęs radinys. Tai bandom pasižiūrėti. Ir pirmas signaliukas, tai bandom prasikast pasižiūrėti. Ir kągi jūs galvojat? Kaipgi netikėta artilerijos suvarpytų duobių teritorijoje surasti didelę skeveldrą. Netikėta. Bet skeveldra irgi tam tikras dalykus išduoda, kad veiksmas vykęs. Kovoja žmonės, kariai. O ten, kur vyko kova, ten tikriausiai bus ir pamestų kažkokių daiktų. Nu va, dar atradau tokią funkciją. Nelabai galinai pagal paskirtį aš ją naudoju, bet visai pasitarnauja tam tikrais atvejais. Didžiojo ieškiklio pinpointeris. Šiaip visai neblogai gilius signalus aptinka. Pasibandom. Kaip ir iš principo kažkas truputį pypsi, bet neįspūdingai tikriausiai praeitume tokiu atveju. Bet pinpointeris visai neprastai reikia. O taip. Pasibandom, pasižiūrim, kągi tas pinpointeris čia bando pasakyti. Na va. Kažkam konserva, kažkam lobis. Jeigu bus labai tvirta, faktas, kad ne, norėčiau visai nuvalyti su oksalo rūgštim. Dažai šiaip šviečia. Bleiro ragana prasideda. Va, kokius radom statinius. Ten. Čia irgi kažkokie lizdai. Kažkokia apeigų vieta turbūt. Bet šiaip keista iš vaikai gal, bet irgi. O, laužas neužbaigtas. Nu ką, tarp akmenų visokių šiukšlinėlių radau. Vokiški daikčiukai kažkokie, smulkmenėlės, realiai tiek daug visokios smulkmenų, kad net detektorius pradeda, taip sakant, gliūčinti ir jis realiai net nelabai padeda kuo, nes tiesiog visur pypsi, paskui iš viso pasimeta, neberodo jokio garso, tai vos nereikia atsikasinėti viską ir su pinu tikrinti. Vokietuko dantų pastelį. Nu ką, hebrytė, va tokį tai smagu surasti. Kad nesvarbu, kad tai šūkiai, bet laimės pilnas. Vai geras. Bet čia negaliu pasakyti, ar tikrai vokiečiai. Sunku man pasakyti, nes erelis keistokas, bet labai smagu. Kažkam šiukšliai dužena. O man tai yra nepakartojama laimė. Tikrai senas daiktas. Centukai. Fenigiukai. Vokiški fenigiukai. Šiaip tais aišku supuvę juodai, nieko nesimato.
Vis tiek smagu lygiai tiek pats rasti tokį daiktą. Nu va, chebrytė, istorijos kratinys. Va taip va. Oba. Žiūraus signalas prie vokiško antro pasaulinio apkaso. O čia yra carinis, gal net Krymo karo sakteliai uniforminiai. Caro kariuomenės kareivio. Ir grenada nupiešta, reiškiasi, kad grenadierius buvo. Grenadierius tai čia atitinka tikriausiai artileristą, kažkas tokio. Labas bičiuliai. Pastebėjau, kad yra vis dar labai gajus mitas, kad metalo ieškiklis turi būti brangus ir tas, kas nori pradėti juo naudotis, pabandyti šitą hobį visada abejoja ir dvejoja, nes mano, kad labai tai brangiai kainuos. Bet aš turiu klausimą. Ar mėgstat gert kavą degalinėse? Manau, kad šiai dienai visi tą daro. Tai jūsų pirmas ieškiklis kainuotų maždaug apie 83 puodelius kavos. Tai argi tai daug? Aš manau, kad ne. Savo pirmąjį metalo ieškiklį galite rasti metalodetektoriai.lt. Chebrytė. Oi, seni raudonosi, ką tu man padovanosi? Vokiška šakutė. Atsiprašau, emocijos mane talžo iš visų pusių. Čiu. Tru-tu-tu. Blemba. Va, ką reiškia tikrint visus signalus. Nu, kiek daug mes signalų galim praeiti, neįtikėtina. Ta prasme, gal aš iš šono atrodau kvailas, ar ten panašiai, gal radikaliai kažkaip nusiteikęs, kad man ten tik vokiški daiktai. Bet jie, ta prasme, turi savo tą grožį, stilistiką ir kokybę. Svarbiausiai turi kokybę. Būkim biedni, bet teisingi, sovietai turėjo šūdą nieko. Aišku, karą irgi nelaimėjo patys savo jėgomis, tik tai su pagalba sąjungininkų. Nu, bet žodžiu, afigienas radinys. Žinant, kad toks radinys čia buvo, tai aš noriu dar išsitikrinti viską. Skeveldrų, žinoma, daug. Nu ką, kasimas visos dienos neatsiejamas nuo vieno dalyko. Kokio? Teisingai. Pietų. Einam kažką pasidaryti. Apsivalysim. Klausykit, pagalvojau, gal visai būtų simboliška, jeigu su vokiečių šakute pietus pavalgyčiau. Kaip manot, šiaip ties nerūdijantis plienas, o kas čia gali būti? Biškį užuodžiu, kad ten iš apačios vyla kažkas. Šiaip tai pati šakutė nebaisiai patogi. Nu ką, viskas, pietus baigti ir man, ir medkirčiams, tai aš kimbu į darbus, o galiu pripažinti, kad šakutė nebaisiai patogi, kad ir kaip bebūtų gaila. Na va, signalinės tūtos stiklelės padarytas. Kulu, bet sutrintas labai gaila. O būtų eksponatas gražus. Skeveldros. Tai ką aš stumiu? Eik tu savo.
Eik tu savo. Čia irgi lygiai toks pat komplektas. Šakutės komplektas. Visai, to absoliučiai kitoj vietoj, daug toliau. Nu va. Kur čia? Gan tylus, bet stiprus signaliukas. Na va, tokia visiškai nežymi duobė yra. Ir akivaizdu buvę šiukšlynas, karinis šiukšlynas, nes vis tiek ten pagal visus reikalavimus, negali pasakyti sanitarinius, buvo tarp apkasų, turėjo būti šiukšlių vieta. Akivaizdu, jie ir pataikiau. Ir sudegė vinys, tai kažką matomai deginė, dar kažką. O tokie ir pradeda lįst daiktai. Tai iš karto apsimoka tikrint, nes tarp šiukšlių gali būti ir kažkas gero. Vinys ir sudeginti daiktai. Labai kažko aktualaus nėra, bet o tokiuose duobėse fainiausiai būna surasti stiklą. O kai stiklas prasideda, va, tada tai būna jėga. O kokį dalyką tai tikrai pastebėjau, tai kad baterijas ėda be proto stipriai pinpointerio funkcija, nes iš tikrųjų tai su tiek pat baterijos aš ištemdavau labai daug laiko ištemdavau, ką dabar praktiškai nebepadarau. Šiaip tų apkasų yra bele kiek. Jaučiuosi įraudęs, sušilęs, sutinęs, karšta. Ir tų apkasų labai daug. Ir šoki per vieną, bėgi per kitą. Atrodo, vienam geriau surasi, kitam geriau surasi. Pradedi mėtytis. Nu, tas gaudumas čia daro savo, pasimti vieną apkasiuką ir įsivalytai. Bet ne. Reikia godžiai. Tiek žinių, tiek radinių. Faktas, kad tikrai iš vieno video, nes vienos dienos nesumontuosiu, tai bus jungtiniai. O dabar te. Nu va, chibrytė. Atrodo, daug kas vaikščia ir kasė aplinkui. Baisilinis signalas stovi, kaip niekas jo neužtiko. Va. Kažkoks agregatas. Šiaip įdomesnis toksai dalykėlis ir ką galiu pasakyti, čia T-34 tanko dalių labai nemažai buvę aplinkui. Tai daryčiau prielaidą, kad galbūt nuo T-34 kažkoks daiktelis, nes iš tikrųjų labai masyvas. Jeigu išmanantį žinot, galit iš karto pasireikšti, lauksiu nuomonės. Šiaip labai keista, visur vibruoja, tai dar vieta tikrai neištikrinta. Kažką meistravę, kažkokios dirbtuvės gal buvę. Nepaisant to vis tiek. Atvarštai visokie išlenda į paviršių. Ilgas daiktas per visą ilgį. Gali būti gilziai. Gal gilziai metaliniai. Upsi daisy. Up. Čia dar įdomesnis dalykas. Čia tiesiog tuščiaviduris vamzdis. Wow. Ir dar iš manęs visai pareikalavo. Ne, chebrytė. Žiūrėkit. Vat ir ne vamzdis, o buvęs konteineris. Vokiškas flakų konteineriukas. Šiaip nepamirškit užsikas duobių, nes savo krašte jau radau, galiu drąsiai sakyti, piderastiškai padaryta. Duobės metrinės ir ne viena iš tų duobių nėra užkastų. Nežinau, ar mano pažįstami, ar ne mano pažįstami, bet blemba, hebra, nu tikrai užknisat. Norėjau keiktis, bet nesikeiksiu. Jau blemba, nereikia ten užlygyti su grėbliuku, kad tobulai. Bet užkaskit bent tas duobes. Dabar įsivaizduokit, kitą vertus jūs atvarysit į tą pačią vietą, rasit išdaužytą duobes metrinės
ir tik pradėsit kasinėti, atvažiuos, nesvarbu, bet kas. Ir sakys, kad tavo visos šitos duobės prikirps kaip jūsų. Tai ar jums patiems būtų taip smagu? Vėl pajuda vėl radinys. Tai nelabai net yra tikslo labai judėti daug. Nu. Ir Alimas baisiai daug oksidacijos gavęs. Kažkokia tai dalis technikos. Ai, va, tiksliai, chebrytė. Ne veltui šios draugais ir vadinu ir bičiuliais. Tai kaip tikri draugai ir bičiuliai, padarykit man paslaugą vieną. Palaikinkit video, subscribinkit, nes iš tikrųjų peržiūrų yra gana jau daug. Mano mastais matuojant, bet žiūri didesnė procentinė dalis nesubscribinantis. Tai padarykit paslaugą, prašau. Greičiausiai bus apkasų kaminas pečiui. Pečius buvęs ir kaminas iš skardos savadarbės padarytas. Nu, vis dar šaunus radiniai. Vokiškas aliuminis dangtelis. Man atrodo, šitie dangteliai eidavo ant kavos, prieskonių, tarų tokių aliuminių. Nu va, prašom. Va, liuks radinukas. Ir metai, ir gamintojas. Va. 100% Wehrmachto šakutė. Nu, čia kaip sakyti, šakutė maisto gamybai. Čia iš lauko virtuvės. Konservos, visa kita. Gal lauko virtuvė kažkur gretima buvo. Konservus. Vokiškos konservus. Šiaip gal ir ne vokiškos pagal idėją, tai čia turbūt skaitosi portugališkos sardinės. Bet naudojo kareiviai sausam daviny, kažkaip jų buvo tiekimas būtent tokių sardinių. Jei, kaip aš mėgstu rast butelius. Yes. Oh, yeah. Oi, koks gražuolis. Oi, koks gražus butelka. O, vokiški užrašai. Senas butelka. Kažkiek čia. Tikrai ne žiedas, bet kažkas. Ne žiedas, bet kažkas įdomesnio. O, tai vėlgi radinukas kažkoks. Hebra, papuoliau į nepavėdytiną situaciją. Iš vasaros pavasario atėjo žiema. Biškis nenga. Geras. Nu ką, brangus draugai. Liežuvis jau net nesiverčia, kaip sunkiai prasikasiau aš čia. Žodžiu, diena baigta. Yra geras rezultatas. Žodžiu, tiek šiandienai. Reikia kasto šitaip. Nu, tikiuosi žmona supras, kad čia tik tais dėl kastuvų. Tai va, tokia dienuška. Tariu viso geriausio. Susitiksim po savaitės ir tikiuosi, kad dar įdomesnėm, geresnėm aplinkybėm. Tai viso geriausio ir iki pasimatymo labai greitai. Davor wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen.